sąryšį su akmenimis. Šone gyvena pats miesto galvanas turtas ir jo žmona Tetulė Konvalė. Kitame šone du kiek mažesni langai. Vienas žalias agrasto, kitas rausvas braškas. Gerai, aš sutinku, tik greičiau. Aš pasistengsiu kažkaip, tik padėk man greičiau jį susigrąžinti. Gerai, tuomet paskaityk dar kartą gautą laiškelį ir susitiksime ten. Prasideda traukuliai. Ir paskui tik bandai sugrįžti normalų pasaulį ir Gerai, važiuojam. Matot? Tikrai labai atsiprašau, bet taip negali tęstis. Matot, kas vyksta? Kas nutiko? Tai lyg ir nieko, nes matau, kad jums visiems nesimato. Praške, ar viskas gerai? Nu, kodėl jūs klausinėjat visą laiką to paties, aš nesuprantu. Būtent taip, kad negerai. Pažiūrėkit, kaip aš atrodau, matot? Nu tai dėta, vadinasi, gali pasdaiktas, kad mes juos tada visus ir pervarytume, o ten personažai, nu labai logiška, nes šis labiausiai... Kitokius žodžius parinktų, bet tą pačią mintį. Nu, pavyzdžiui, ačiū už... Kaip Šeštokas pasakytų, ačiū už tai, kad jūs man padėjot, kad jūs man tokie geri draugai ir kad jūs man... Aš nesitikėjau tokio iš jūsų gerumo. Nu, vat tą mintį... Popietinis pasivaikščiojimas! O, apželdinimas! Apželdinimas! Aš nesturtas, aš protestuoju. Man vis tiek, kad tu nesturtas, ar kas, poveliu, koks raudonas bijūnas. Ar jinai balta, nežinau. Sakau, čia jau biški palečių klausimas, kad mes biški priklausomi nuo agrastų spalvų, net ir nuo braškių. Nu gerai, dar kartelį gal galima tada nuo agrastai pagarba tavo spygliuotam būdui. Agrastai. Pagarba tavo spygliuotam būdui. Jūsų paslaugom, agrastas, kuris niekada nieko nesigąsta. Labai paprasta, taip. Nu, ir vat kažkokie, kokie yra variantai, kaip jinai tą pasako, kad tai būtų, nu, vat, nežinau, ar tai būtų labiau, sakykime, nežinau, šiuolaikiška, ale, nu, tipo. Ačiū tam kartui ir žiūrėsim, kaip čia galės. Tai dabar repeticija yra ten... Atskiras dabar prasidėjo. Atskiros. Aš jūs kitaip, bet kito aš jau dalyką. Pabandyk, žinai, tiesiog.